Labadiena, mėly Joniškėliečiai, svečiai. Malonu Jūs matyti čia saulėtą dieną Joniškėlio miesto sode. Labadiena, gerbėmieji. Šiandien susitiksim su žmogum labai mylinčiu gyvenimą. O tokį žmogų, kuris gyvenimą myli, globoja ir pats dangus. Tikiuosi, jis nebus mums piktas. Truputį apie poeziją. Didysis lietuvių poetas Marcinkevičius yra pasakęs: poezija tai kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis. Poetas Širvys teigia, kad poezija tai svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų. Viskas, kas žmogiška. Kai prieš 8 metų šis žmogus tapo Joniškėlio miesto seniūnu, tai dauguma taip su tokiu sarkazmu sakė: žemaitis. Bet užteko gero pusmečio ir mes pamatėm, kad tai yra ohoho, žemaitis. Ir dabar po tų 8 metų mes jau iš tikrųjų išdidžiai sakom, kad yra joniškėlietis, turintis šiek tiek žemaitiško kraujo. Tai yra žmogus, kurio dėka Joniškėlis tapo žydinčią oazę. Tai yra to žmogaus, ko gero, sėkmės laidas, kuris padeda visą gyvenimą. Tai yra tas, kad yra žmogus be galo aistringas. Tai yra žmogus, kuris su pavydėtina aistra myli pasaulį, su pavydėtina aistra myli gyvenimą, su pavydėtina aistra myli ir serga už mūsų Joniškėlį. Gerbėmieji, aš noriu paprašyti visų jūsų atsistot. Maestro, Joniškėlio miesto himną. Man didžiulė garbė šiandien pristatyti Joniškėlio miesto burmistrą, Respublikos prezidentą, seniūną, poetą, patį aistringiausią joniškėlietį Steponą Rimkų. Mano gyvenimas. Mano gyvenimas vėjas palaidas, skriejęs per tyrus laukus. Mano gyvenimas ilgesio aidas, pavasario giedras dangus. Mano gyvenimas jūra be krašti, laivas bangų sukūry. Mano gyvenimas skrendanti kregždė, gimstančio ryto šaly. Mano gyvenimas džiaugsmas užburtas, džiaugsmas toks mielas kartus. Mano gyvenimas, mano sukurtas, toks nuostabus ir žiaurus. Taigi, apie gyvenimą tus eilėmis norim paprašyti patį šio susirinkimo kaltininką, Steponą, kaip, kada, iš kur ir kodėl. Raudonos aguonos ant viršelio ir apie gyvenimą, kurį taip be galo mylit. Matot, tas gyvenimas išėjo netyčia. Aš žadėjau tą knygelę pavadinti Myli moteris ir būtų labiau atitikę pagal tekstą. Bet dukra sako, bus nerimtai, kadangi jis spausdino, tai ir uždėjo tokį pavadinimą. Tai va, dukra Giedrė, jinai čia man tą gyvenimą padarė tokį, reiškia, padarė tokią knygelę. Aš sakyčiau, kad ta knygelė atsirado, dėkingas esu mūzoms. Aš jų čia parašiau 18, tai reiškia, moterim tokiem, kurių vardas yra koks nors ir iš viršaus žemyn skaitant išeina sakinukas koks nors. Tai žiūrėdamas į tą moterį arba tą, kur užsakė parašyti, aš dažnai išklausinėdavau, kas tau patinka, ko tu nori, ar tau tas patinka, ar tu tą mėgsti. Ir paskui bandydavai įterpti kokį bent vieną grūdelį iš jos gyvenimą, iš jos akys rudos, ar jos žalios, ar jos kokios. Ir toks eilėraštukas jis jau yra, tai moteriai, tai tam žmogui yra brangus. Ten viena Virginija pasikabinus kabinete, dabar tebe laiko savivaldybė. Tai va, jai įdomus toks. Parašęs esu 2 vyram, bet jų nedėjau, kadangi galėjo atrodyti nerimtai. Tai va, tai ir jie man priminė vis, kodėl neįdėjai, Tai kitą sykį gal įdėsiu, kai jau bus vėliau.
Na, o šiaip dėkoju dukrai Giedrai, kuri organizavo tą išleidimą. Dėkoju giminėms, kurie prisidėjom prie šito išleidimo. Nu, kaip čia sakyti, ar čia pavyko, ar nepavyko. Jeigu jūs esat girdėję, toks Gorbulskis buvo poetas ir kompozitorius, sako, jau viskas yra parašyta, viskas yra sudainuota, tik ne visa rilka išgerta. Tai iš principo taip ir yra. Jeigu jūs perskaistysite Miškinio eilėraščius apie tremtį, apie kančias, rodos, ką tu apie tą kančią parašysi. Jeigu paskaitysit Puškiną, ar Pablo Nerudą, ar mūsų tos poetus, arba ten vaikams, jeigu paskaitysim Anzelmo Matučio tas visus, rodos, ką tie vaikam be parašysi. Bet taip vis dar išeina, dar žiūrėk, kitaip pasakom, dar antraip pasakom, dar trečiai pasakom. Nu, toks gyvenimas. Sveikinu savo vadovą, o šiandien gal Steponą, kadangi aš jį pažįstu vos ne 40 metų. Nuo jo vestuvių, kada buvau Pamergė. Tai manau, kad ta knygelė, kuri išleista prieš jo gimtadienį, prieš kovo 26, ir mes visi gavom tada po pirmą knygelę, jų buvo netiek daug išleista, tai galvoju, kad tai ne paskutinė, kadangi seniūnui vaikai užauginti, anūkus augina pačios dukros, tai jam laiko yra ir jis parašys dar daug gražių eilėraščių ir ne tik moterims, bet ir gamtai, ir gal ir negimtajam, bet jau vos negimtajam Joniškėliui. Klebonas taip pat žemai lenkia savo plikę prieš poezijos gigantą mūsų parapijoje ir mūsų, sakyčiau, rajone, nes, kaip minėjau, ir per pamokslą rašantis vyras pasaulį pažįsta labai giliai. Ir moterys turi visada žiūrėti su didelė pagarba, nes vyrai tikrai labai retai, kada pasako, kas yra jo širdyje ir sieloje. Tad labai sveikinu mūsų gerbiamą seniūną, poetą, rašytoją ir mūsų nuolatinį parapijos pagalbininką. Tegu Dievas įlaimina ir apsaugo jo gyvenimą nuo skausmo ašarų, nuo praradimo ašarų, kad ir tos ašarėlės, kada pasirodytų, tegu jis virsta džiaugsmo perlais, pasididžiavimo ir orumo. Tegu virsta džiaugsminga viešpaties ir visų mūsų palaima. Sveikinu nuoširdžiai ir linkiu daug laimės. Aš manau, patys gražiausias poezijos žodis, kurį kiekvienas iš mūsų galime pasakyti, yra žodis ir frazė "Aš tave myliu". Ir šitą kartokime ir visi būsime poetais. Ačiū. Myliu moteris naktį žvaigždėtą. Myliu moteris jaunas, švelnes. Myliu moteris velnio apsėstas, nesuvaldomas, karštas, gražias. Myliu tas, kurios nieko nemoka, nei viliot, nei nuolap, nei gulėt. Myliu tas, kurios viską aukoja ir neklausia, kiek reiks užmokėt. Myliu tas, kurios nieks nebučiavo, nenurengė, nematė nuogų. Myliu tas, kurios miršta be žadės ir drebėdamos sako myliu. Myliu moterį paprastą, švelnę, mylinom ilgesingom akim. Myliu savo svajonių mergaitę, glamonėjų bežadėm naktim. Gerbiamas seniūnai, Stepai, su visa pagarba jums. Mes čia su Aldutė sėdėjom 2 dienas, suskaičiavom 4 svarbiausias jūsų gyvenimo moteris, šviesios atminties Bronytė, 3 dukras. Suskaičiavom visas tas moteriškės, kurios gyvena jūsų 5-aukščiam name. Suskaičiavom visas darbuotojas. Dar vieną kitą kaimynką ir giminaitę. Bet vis tiek eilėraščių moterims čia yra daugiau, negu mes pažįstam jūsų aplinkos moterų. Iš kur tos moteris? Iš kur tokia meilė toms moterims? Ir kas ta jūsų gyvenimo mūza, kuri verčia imti rašiklį ir guldyti eilės ant popieriaus? Kadangi pasaulis padalytas į 2 dalis, vyrą ir moteris, tai dabar apie vyrą nei šis, nei tas rašytai lieka, tik apie moteris, nu, tai taip ir gaunasi. Ne taip aš gilindamasis iš kur jūs atsirado, aš vieną noriu pats padeklamuoti, kuris man prie širdies labiau yra. Aš sutikau Pamušį pievoje braidančią fėją. Buvome tas iki jauni.
buvome įsimylėję. Ji man pasakė tada, aš pilnametė mergaitė, leisk man numirti aistroje, leisk pas tave man ateiti. Ji man kalbėjo maldas. Aistra kaip vyną dalino, aš bučiavau jai rankas kaip riteris, kaip piligrimas. Ir mes išėjom toliai, Krištolo taurę sudaužė, buvo keliai mums kiti, mes priesaiką šventą sulaužėm, vėl sutikau pamušį, tąsyk mylėtąją fėją, nepažinau. Nes širdį kitas jau kraujas tekėjo, kodėl ta svajonė gaji vis primena buvusią fėją. Metai atrodo keli, o gyvenimas visas praėjo, o meilė, pasilikit tų pasakoj mano, o meilė, neskandinkit aistrų okelį. Gal mūsų vygiuojančios upės ir žiedais nubastyti krantai ir skirtingom gyvenimo pusėm degs skirtingais likimo laužais, rasi laimę toli nuo gimtinės, eisi savo keliais ir takais, susitiksim rečiau, mes tai žinom, kaimo keliais dulkės vis rečiau ir išėjus į vieškelį platų rasi savo svajonių namus ir užkursi židinio liepsną, užliuliuosi laimingus vaikus. Tegul bėga gyvenimo upė, amžinybės didžiajam rate, užsimiršk, ko turėjo nebūti, pasilik, kas prasminga laike. Eilėraštis skirtas dukrai Giedrai ir noriu aš ją pakviesti čia tart žodį, kągi reiškia turėti tėtį poetą. Pasitikim plojimais. Iš tikrųjų, tėtis eilėraštis deklamuodavo mums visą vaikystę. Ir mes net nesugalvojom, kad tai yra jo kūryba. Galvojom pradžiai, Anzelmas Matutis, jo ta Palčinskaitė gal liaudės. Paskui tik susigaudėm, kad taip, čia jo kūryba. Ir bandė jis ir mus skatinti rašyti eiles. Bet nieko mums ten nesigavo, niekaip eilės nesusidėliojo. Tai va, žodžiu, nesam poetės, bet leisti jo knygą buvo labai įdomu. Mes turim seniūną, jis ir prezidentas mūsų respublikos, ir burmistras, bet jisai priklauso dar vienai tokiai labai slaptai organizacijai, privilegijuotai organizacijai, kurios yra, nežinau, garbės magistras įkūrėjas. Ir aš dabar noriu pakviesti, tikiuosi, visus 3, o gal net visus 4 Narteikių Pamišlio vilos riterius. Pamišlio vila sveikina kolega Stepą. Ir žodį tars Pamišlio vilos prezidentas Kazimieras. Stepono eilės šitoj knygutė prasideda: kviečiu draugai į linksmą puotą. Tikrai mes šiandien jaučiam linksmą puotą. Ir aš paskaitęs tą knygelę pajutau linksmą Stepo dūšią. Tame tarpe ir liūdnų buvo gaidelių. Tai aš linkėčiau Steponui toliau rašant atsisakyti tokių tamsesnių, niūresnių minčių ir tą gyvenimą piešti, koks jisai šiandien šviesus. Linkiu sėkmės, Stepai. Ar dažnai tau prisimena sodžius, link Narteikių, prie mūšos žalios? Dar klevai sena pasaka ošia, o mintys skamba dainos mamos.
Neramioji gyvenimo upė atgabeno Taukraičio turtus ir paliko ant kranto mažupės Joniškėliui paskirtus metus. O gyvenimas bėgo ir mainės, nesakyk, kad jis buvo saldus. Ir tie metai, kaip krentančios žvaigždės, širdyje matė tolius kitus. Kai vilties pasilgusios minios ėjo kelti laisvos Lietuvos, lėkė dainos kaip degančios strėlės ir žinojom, kad laisvė liepsnos. O širdį tu esi lietuvaitė, šaknimis savo žemės dukra, vėjai blaško, bučiuoja ir žaidžia ir vis tiek tau kažko negana. Eik per žemę širdim atlapota, su daina ar su šokio ritmu. Užsimiršk, kad tie vėjai klajokliai ošia metais kelių dešimčių. Lai šarma, lai darna, lai pilnatvė ateina, eisim žemės bučiuojami, eisim toli. Ir paliks tik bridė laimingo sėjėjo. Ir sodai pražydę gamtoj ir širdį. Tai yra eilės skirtos dar vienai gyvai mūsų miestelio legendai, Joniškėlio šviesuoliai Aldonai Rapkevičiai. Seniau žmonės vieni kitus vadindavo mažybiniais vardais. Dainuose bernelis Dubilėlis, mergelą Lelijėlą, Rutelą, o darbštų ir labai korektišką žmogų tai vadindavo bitela. Tai va šiandien mes turim tą bitelę, kuri po posmelį sunešiojo, kaip bitelė į avilį medų, taip posmelius į knygelę. Mes norim pasveikinti tos bitelės žodžiais. Vaikščiodamas po sodelelį pamačiau bitelę. Vaikščiodamas po sodelelį pamačiau bitelę. Greitai sėdau už stalalę, paėmiau plunksnelį. Greitai sėdau už stalalę, paėmiau plunksnelį. Mielas autoriau, labai daug tų saldumynų yra pridėta į jūsų knygelę. Mes šiai dieną esam labai laimingos, kad galim šią progą jūs pasveikinti ir palinkėti jums, kad ir toliau, kaip bitelė, po žodelį ir sudėtumėt, nors dar jų tikrai yra, čia ne viskas jūsų sudėta, sudėtumėt dar daug eilių ir į dar storesnę knygą. Mes toliau ausim abrusėlį, o jūs auskit savo eilės. Tėvyniai, sukūriau aš dainą iš ežero mėlyno, iš mylimosios žydrųjų akių. Sukūriau aš dainą iš rytmečio vėrinio, užburtas smaragdų baltų. Ta daina paguodžia, ramina ir supa, kaip jūra prie kranto rami. Jie širdį iškėlusi neša kaip pūka, kur tu mano žemė graži. Ta daina, tai tau, Lietuva, mano žemė, planetos lašelį brangus. Išeik tu į didįjį platųjį kelią, ištiesusi laisvės sparnus. Sukursiu aš dainą, kai tu vėl prašysi metų ilgam laukime, tu būsi graži planetos jaunystėj, mano širdies plakime. Gerbiamas Steponai, klausimas jums. Kaip atsitiko, kad iš tolimos Žemaitijos atsiradot Joniškėlio krašte? Kaip atsitiko, kad įsimylėjot šitą kraštą ir šiandien mes jūs drąsiai vadinam joniškėliečių su truputėliu žemaitiško kraujo? Ką jums reiškia Joniškėlis, Lietuva, laisvė jums, jūsų gyvenime, jūsų siekimuose? Matot, nuo šičia Žemaitija tolokai. Bet kai studijavom Žemės ūkio akademijoje, 4. ir 2. bendrabutis buvo netoli viens kito. Tai taip ir gavosi, kad išėjo arti. Tai va, o čia žmonos tėviškė kraštuose. Na tai ją traukė į tą pusę, 5 metus pagyvenom Žemaitijoje.
Nu, ten kolchozę turėjau 12 kombainų, 40 traktorių, 20 mašinų. Tai buvo įdomus gyvenimas. Kai žmona gimdydavo, tik tada išleisdavo atostogų savaitėm, nu, kad 2. Tai va, daugiau atostogų nebuvo. Tai va, tas ir atėjimas buvo šičia, kai pradėjau dėstytojų dirbti. Tai galvoju, kad čia atostogos, ką jie tie dėstytojai veikia, jie ten tokias problemas vaikiškas sprendžia, ten vaiks nusikeikė, vaiks ką padarė. Didžiausia problema pasaulyje, svarsto, pedagogų kolektyvas, na, man tai būdavo juokas, man tas dėstytojo darbas buvo lengvas. O šiaip tai kūryba. Matot, aš 88 esu gavęs Sovietų Sąjungos 3 vietą už išradybą ir racionalizaciją. Tai kai dirbau dėstytojui, man visas laisvalaikis, visa kūryba buvo techninė kūryba. Ir mes ten žaisdavom su vaikais visokius traktoriukus, konstruodavom visokius parkalėtus, bargalėtus, nu, mašinų išbandymų stoty, parodoj dalyvauju, diplomus turiu kelis. Nu, ne kelis, apie 40. Tai va, tai man ta techninė kūryba, kadangi ten užsiimti poeziją, mes visi žinom, buvo savižudybė. Ir kai aš ten 69 parašiau tokį eilėraštuką. Bet kam gyvent, jei pančiai smaudė, jei siekti teisybės nevalia, jei krūvinas varpelis gaudžia, čia laisvė, laimė, demokratija, nėra čia laisvės, nei teisybės, nėra žmogaus tam chaose, nėra, kad čia nieko, tik išskyrus vietelės rusų barake. Matot, tos eilėraščius aš niekam nerodžiau, niekad, taip ir nepapuoliau, o už tokius sodindavo, ne vieną. O čia Joniškėlė man dabar kūryba, kita kūryba. Noriu gražumą padaryti, tiek spėsiu padarysiu. Leiskite jūs pasveikinti, išleidus pirmąją knygą nuo Pasvalio literato klubo Užuovėje. Ir linkime, kad ta geroji mūza jūs dar ilgai mylėtų ir globotų. Ir sulauktume dar daug knygų. Linkime daug sveikatos, daug gerų minčių. Ir tikimės, kad ateisite į mūsų klubą. Tikrai norėtų starti kaip literatam, biškių užmečiau akį ant knygų, tai tikrai yra gamta, meilė, žmogus, tėvynė ir vaikam apie lapę, apie kiškį. Tai yra visapusiškas, nes mes nebūsim Nemunėlis, neplauksim Nemunu, nebūsim Anykščių Šilelę, Varanausko gal nesieksim. Bet gamta seniau irgi pradėdavo visi rašytojai apie gamtą, apie meilę. Tai yra pati plačiausia tema, niekuomet neįsenkanti. Kaimo gyvenimas, viskas. Ir aš manau, kad 20 amžiaus poetai taip pat rašė apie gamtą, apie žvaigždės. Ir kadangi čia iš interviu teko paskaityti, kad domėjosi Miškiniu, tai aš ir linkėjimais norėčiau prisidurti Miškinio 4 eilių. Tu nematai tokio žydėjimo, laukų dainavimo smagaus. Ne veltui anuomet žadėjome žvaigždės nukarstyti nuo dangaus. Tai linkiu nukarstyti daug dar žvaigždžių nuo dangaus, išauginti gėlės žydinčias, moteris mylinčias, visas apdainuoti, pagerbti ir jums didžiausios kloties. Manau, kad čia pirmutinė, bet ne paskutinė. Ačiū labai jums. Gyvenimas te bus kalnų erelio skrydis. Į plačią erdvę tarp nuogų uolų. Gyvenimas te bus pavasarinė brydė, žmogaus gerumo ir vilties sparnų. Tu eik tenai, kur vėjai ir kur audros, kur plaukia debesis ir gęsta žiburiai. Tu eik tenai, kur rūpesčiai skriaudos, kur juodas kraujas ir balti žaibai. Tu eik tenai, kur meilė neša viltį ir šilumą liepsnoja širdise. Uždėk kitus, kurie ateis auginti naujos kartos stebuklų šalyje. Pavasariai žalilai būna šviesus, gegužė ir jaunystė bus greta. Ir niekada nestok kely pailsės. Širdis kūrėjo visada jauna. Norime pasveikinti su pirmąja jūsų knygelė ir tikimės, kad jų bus dar daug, o jums palinkėti daug ąžuolų stiprybės, nevystančių žiedų, daug saulėtos padangės ir skambančių dainų.
Gerbiama seniūnė, nuo eilinių joniškėliečių su didžiausia pagarba, meilė jums ir padėka už tai, ką mes turim šiandien joniškėlį. Manau, kad turim būti jums dėkingi. O tai, kad dar jūs ir eilėraščius rašot, tai čia iš viso joniškėlio yra didžiulė sėkmė ir laimė. Kažkoks tai stebuklas įvyko joniškėlį, kad jūs čia tapo seniūnu. Dėkui jums labai ir stiprybės jums. Iš tikrųjų, mes buvom pirmieji, tikriausiai, kurie gavom jūsų knygelę su autografais. Pasistengėm ją perskaityti ir iš tikrųjų ta knygelė atspindi jūs. Tokį visada nerimstantį, tokį visada nenuspėjamą. Tad linkim ir toliau geros sėkmės, gerų minčių ir svarbiausiai sveikatos. O manau, daugiau viską jūs turit. Po vieną išmokti mintinai. Nesėjau. Seniūnas, tai geriausias linkėjimas. Kviečiu, draugai, į didžią puotą, kur džiaugsmas liesis per kraštus, kur laimės ir kančios ąsočiais paversim žemiškus jausmus. Jūs nenustebkit. Jei nerasit torto, jei kepsnė jums patinkamo nebus, čia kūnui nieko stebuklingo, čia sielai. Visko per kraštus ant stalo pastatysiu viltį. Ji motina, protingų ir kvailių, ji laimė, ją sunku pažinti, tačiau patiekalas gardžiausias iš visų. Kampe ant didžiojo servizo prasimėti dingo įgulės, šalia skoninga ir išdidžia tuštybė. Jums tarnai padės, visur gulės troškimai ir suktybės, greta sudėsiu tiesą, suklasta, vargų, kančios ir ašarų įpilsiu, ragauk, drauguž, visko, čia gana paimk skaistybės, spindinti lašelį. Vokalas klydina aistros, galbučnys dar nemantelės tos mergelės, glamonės kekšės tavo atstos, o meilė, tartum baltą viešinę. Padėsiu stalo vidury, prie jos po vieną tik pakviesiu, ragau, jei ilgisi širdis, jei tu garbės, ar lyrikos stokoji, jausmų švelnių, jei ilgisi širdis, prieik prie stalo, šito, keturkojo, kas reikalinga, viską pasiimk. Kai baigsi šį didžioji puota, ką ragavai man pasakyk, ataskaita nereikalinga, ataskaita į karstą pasiimk. Dėkui.